kas, žinote, labai faina, kad tu esi įvairių. Ne tai, kad mes vieną kažką darom, bet tiesiog įvairiai keičiam, jas struktūrą keičiam. Kad tiesiog nebūtų taip, kad, šiandien visą dieną dirbam su sielos centru ir varom. Ne, reikia paįvairinti ir čia, kaip sako, greičiau nenubėgsi, negu reikia. Tai svarbu kokybė, žinojimas, jautimas ir procesas, nes labai fainai, kad pastebėjau, kad labai daug žmonių pradeda jau užsiimti savim, tai man labai yra gražu žiūrėti, vien dėl to, kad buvo ta mada kovidinė, reiškia, iš namų sėdėti, klausyti kažkas pasakoja, sėdžiu, ten laukiu, kol nušvis, ar klausau kokių kalbų, reiškia, ir darausi kažkoks tobulas. Be šansų, sakau, turi būti procesas ir turi realus būti procesas, turi veikti. Neturi būti taip, kad atsisėdau, paklausiau, arba nuėjau, padariau kažką, bet orą pavarinėjau, kaip sakau, turim dirbti tikrai su energijom. Oro mes turim pakankamai, kvėpuot mes mokam, tiesiog reikia mokėti pasiimti tą energiją, kvėpuot tą energiją, ten platinti kanalus, ruošti. Ir ne tik tai, sakykime, susirgus, bet ir prevenciškai. Tai jeigu aš dirbu su savim, aš automatiškai dirbu su tuo ir šalinu tai, galbūt kuo susirčiau ateityje. Reiškia, dirbu su savo ateitim, kaip? Reiškia, žmogus į lygą eina nuo pat pradžių, ar ne, tai reiškia stresuodamas, įsitempdamas, susikaustydamas, tie visi procesai. Ir jeigu jis pradeda dirbti su savim, pradeda šalinti stresą, mokosi pasiimti energiją, sakykime, balansą įgauna, harmoniją vidinę, pusiausvyrą, visi tie dalykai, dėl ko ir atsiranda ligos, ir mes tą žinom, klaidos, įtampa, sakykime, paskui tų dalykų sprendimai, mes labai daug laiko prarandam, darydami kažkokius dalykus ir juos spręsdami iš tikrųjų. Ir kai mes esame ramesni, susibalansavę, mes esame daugiau adekvatus. Ir kai mes esame adekvatus, tai tada mes, kuo toliau, to mažiau tų klaidų darom ir tuo daugiau laiko turim savo. Iš tikrųjų, tobulėjimui, augimui, sakykime, džiaugsmui, ramybei, meiliai, sėkmei tai pačiai. Sėkmė irgi ateina. Mes jos negalim priversti padėti ant stalo ir sakyti, bet aš turiu būti pasiruošęs priimti. Pavyzdžiui, sėkmė atrodo, labai tikrai daug žmonių kreipiasi, kurie turėjo tą sėkmę savo rankose. Sako, aš buvau sėkmingas verslininkas, mano reikalai, turėjau klientų, daug ten dar kažkas vyko. Dabar sako, niekas neina, kas darosi. Tai sakau, nuėjo nuo tavęs sėkmė, reiškia, tu esi neprižiūrėjai. O kaip jie prižiūrėjo? Sakau, per jausmą, per vidinį procesą, tai reiškia, per darbą su savimi. Tai va, ir arba išlošia žmogus milijoną. Tai aš galiu tik tai tiek pasakyti, kad pagal patirtį ir pagal statistiką netgi žmonės laimėję didelę sumą pinigų netampa laimingesniais. Ir dar kaip tik atvirkščiai, jie nemoka to naudotis, jie pripranta, kad jiem atrodo, kad tai niekada nesibaigs, nes jie gyvena galvojame iki to. Ir kai baigėsi pinigai, jie nebemoka jau gyventi pinigų ir tada ateina psichologinė krizė. O uždirbti kitas yra dalykas. Tai ką aš ir turėjau omeny, kad žinote, kaip pasižiūri į ligoninės, pasižiūri, kas vyksta ir aš, pavyzdžiui, kiekvieną dieną dalyvauju tame procese, kad pagalbai žmonėm, ar ne? Ir aš suprantu, kad labai daug žmonių serga. Mes kai gyvenam, einam gatvę, važiuojam į darbus, ten kažką veikia, mes nematom to tikro veido, kai prie Santariškių ligoninių gali net butą nusipirkti, vos ne automobilį, nes ten viskas, visi visko prekiauja, nėra kur mašinos pastatyti ir, ta prasme, ten vyksta gyvenimas. Todėl, kad kur daug žmonių, kur susibūrimai, ten ir kažkokie procesai iš tikrųjų. Tai tai kame ir yra esmė, kad tenais nepapult, kad jeigu ir teks, tai turėti visų pirma, kaip aš sakau, savo gyvenimą savo rankose. Ir tas labai svarbu, kaip aš ir sakiau, kad manęs paklausė, kaip tu nepavargsti. Tu dieną, vakarais, naktim rašo. Šiąnakt, žinai, buvo pirmą, gal paskutinę antrą naktį. Tai trečią atsibudau, atrašiau, prisijungiau, turėjau miegoti. Tai kas yra labai svarbu, kad sako, kad tu nepavargsti. Tai kaip fizinis asmuo, kaip sakyčiau, mane tai taip, kaip žmogus nori to poilsio ir psichologiškai pailsėti ir šiek tiek, kad nusigręžti nuo to visko.
Bet iš esmės, kaip vidumi, tai tikrai ne. Ir energetiškai tikrai aš nepavargstu, nes kaip aš sakau, kai ateina pas mane žmogus, aš neieškau jame lygų arba kažkokių problemų. Jis jau pats žino, kas jame yra, kas jam yra daugmaž. Ir jisai sako, kas man dar yra? Sakau, tau mažai. Ar tau mažai? Ja, sakau, naktį ramiai mėgi. Nu, dar mėgau, tai dar mėgau, sakau. Nes, ta prasme, ko atėjai pagalbos ar lygų ieško. Ir tas yra labai svarbus dalykas, žmonės ateina, vaikšto pas bioenergetikus, pas dar įvairius tenas, nežinau, ten baisu net pagalvoti. Žodžiu, šarlatanizmas pilnas, bet ne tame esmė. Esmė tame, kad ieško lygų. Sako, nuėjau, kad man pasakytų, kas pas mane yra. Sakau, gero? Ne, ko aš sergu, ko aš susirgiu, kas blogo, kas atsiteiks. Sakau, kam to? Gerų dalykų ieškosiu. Tai savyje. Tai kai ateina žmogus pas mane, aš jame ieškau tų perliukų, brilliantų, kas pas yra stipriausių, geriausių, kokybiškiausių, kas pas yra gražiausių. Ir padedu jam tą aktyvuoti. Ir tikrai neįmanoma pavargti. Nuo to ieškojimo grožio žmoguje, to gėrio žmoguje. Neįmanoma pavargti. Tai tas yra labai svarbu, kad nereikia, mes ir taip turim tą bagažą, ko turim atsikratyti, ar ne? To ieškoti nereikia. Reikia ieškoti pačių gražiausių savo savybių, reikia atverinėti širdį, jausmus, sujungti su protu. Ir dar, kai mes praktikavom, atėjo tokia kaip informacija, kaip žinia, kad aš sakiau, kvėpuojam ir sakom, keliam energiją ir sakom, protė, aš tave myliu. O kodėl man sakyti protė? Tiesiog sakyti, aš tave myliu ir dėkoju sielą, ar ne? Akcentuoti irgi nebūtina, galvoti, nutraukinėsiu jūs, nes tiesiog darykit praktiką ir kitą kartą mes tiesiog sakysim, aš tave myliu. Nes mes sakom, mano protas, reiškia protas ne aš, mano širdis, mano kūnas, ten mano ranka, tai kas aš, jeigu tai mano, ne? Reiškia, aš ne kūnas, aš ne protas, aš ne smegenys, tai yra mano, o aš esu energija, kuria teka per tą, kurį valdo arba naudojasi tuo kūnu, kad galėtų paimti telefoną, apkabinti, prisiliesti, pajausti. Tam ir kūnas duotas, tai aš jums galiu pasakyti tik vieną dalyką, dėl ko žmonės lenda į žmonės lenda tos dvasios, tos, kaip sako, egzorcuot reikia. Kai tenka ir man, bet dabar paskutiniu metu, ačiū Dievui, ramiau. Bet kodėl lenda? Todėl, kad tas blogas žmogus, tas vadinamas blogas, kuris priklauso dėl blogio, būtent pasidavė tam žemutiniam pasauliu, neminėsiu garsiai, negalima tokių žodžių sakyti. Tai reiškia, jie kaip numiršta, išeina iš kūno, jie supranta, ką jie prarado. Jie prarado galimybę, gyvenimą, jausmus, emocijas, galėjo džiaugtis, valgyti skonį, matymą, kvapą, girdėjimą, nuo ko jaučia malonumą žmogus. Ir jie bando grįžti tą gyvenimą per kitų kūną, nes jie yra užduotis. Ir dėl to lenda į kitą kūną. Jeigu tame kūne tai būtų blogai, tai kam tam blogio lysti jie, ne? Reiškia, jame yra gerai, jeigu taip paėmus. Tik tai žmogus neranda vietos savo kūne. Jisai negali susitarti su savo protu, su savo sąmonė, su savo jausmais. Dėl ko? Dėl to, kad jo nemokė nieks. Jo nemokė, jį nuo vaikystės mokė galvoti. Ir kai mes pradedam suprasti, kad aš gerai, mane jau išmokė galvos kas toliau. Nes ką jūs be pasiektumėt, kokią aukštumą gyvenime, jūsų protas arba kūnas kažkada paklaus, kas toliau. Nu gerai, turi pinigus, gerai, tu turi pinigų, statusą, kas toliau? Toliau tame tapti laimingu, mano atsakymu. O kaip tapti laimingu? Tai pradėti jaustis laimingu. O jaustis laimingu, tai visų pirma pradėti jausti save, savo vidų. Ir tada atsiranda prasmė gyvenime. Nes prasmė gyvenimo yra jausme. Pažiūrėkit, mažas vaikutis gimsta, jisai nori, kaip aš visada sakau, pajaust mamą. Pajaust, mes susitinkam antrą pusę, norim pajausti tą meilę. Važiuojam į gamtą, norim pajausti, viskas pastatyta ant jausmą. O būna žmonės gyvena, sakykime, galvojame ir jie bando tą jausmą kompensuoti daiktais. Tai nusipirka automobilį prabangų. Tai jeigu nesijaučia jame laimingu, jisai perka dar brangesnį.
nes jisai varo proto, uždirbinėja pinigus. Tada jisai perka jachtą, žiūri, kad jachtą nepadeda, nu tai gerai lėktuvą, bet čia suprantat, kaip yra, kaip mes gyvenam protu, mūsų gyvenimo daiktai tampa žaislais. Pažiūrėkite į mažą vaiką, ką jisai daro. Jam nuperki žaisliuką, jisai pažaidžia, jisai nori kito. Ateina į parduotuvę, nori dar kito, nori dar. Ir tą patį mes darom suaugę. Mes nusiperkam namus, nori dar namų, dar reikia būto, dar reikia to. Gerai, sakau, okei, faina, bet koks aš tame svarbiausia. Turėkim, gerai gyvent gerai, ne? Bet koks aš tame, jeigu aš tame laimingas, o ne tik tai džiaugiuosi, nes tai džiaugsmas yra laikinas. Džiaugsmas jisai yra laikinas, nes aš vėl ieškosiu, ko galėsiu pasidžiaugti. O laimė yra tas pastovumo būsena, pastovumo ir prasmės būsena. Todėl dauguma žmonių sako, vat, kur yra laimė, kažkot laimės yra. O čia sakau. Jau žinote kodėl? Todėl, kad jeigu mane yra meilė, vat aš jaučiu meilę, ne? Tai reiškia, man nereikia jos reikalauti iš kito. Mat, kaip būna, sako, tu mane per mažai myli. O kaip jisai gali daugiau mylėti arba mažiau? Ta prasme, įpiltau daugiau meilės į trinitrinę ar 5 litrų sloiką. Nu, aš tau galiu duoti tik tai tiek, kiek aš jaučiu, o tu gali jausti tik tai tiek, kiek tu gali jausti. Reiškia, mums negali niekas duoti tos meilės. Ir įsivaizduoti, jeigu aš jaučiu meilę, aš jaučiu, kaip mane myli. Jeigu mane nėra meilės, aš nejaučiu. Gali man nešti gėlės po kojom, bet aš nejausiu to. Todėl, kad man nėra to. Ir jeigu aš gyvenu ir galvoju, kad aš myliu, kada nors man atsibos ir aš jausiu neapykantą, nes reikia kažkokio įvairumo asmenybė. Tai jausmas, jisai duoda pastovumą. Ir aš kaip ir sakiau, tas žmogus, kuris pamiršta, kas yra meilė, mes jam galim rašyti, piešti, vat kaip aš galiu parašyti meilę. Jam vienodai, jisai nepajautęs, nežinos, kas tai yra. Tai būtent pagrindas yra jausmas. Ir pastatytas ant jausmą, tai yra ramybės jausmas, žmogus pamiršęs, kas yra ramybė, jisai jau nebežinos to. O dar kas yra įdomiausia, jūs pastebėjote tokią savybę žmogaus, kai jisai gyvena nerime. Vat, pagyvena metus, 2, paimkim 3, ir jisai nebeįsivaizduoja, kaip gyventi ramybėje. Jisai pamiršta, kas tai yra, ir net neįsivaizduoja, kaip gali, kad jisai gali taip jausti. Arba kai jisai gyvena ten toj laimė, jisai ten pakyla, arba džiaugsme, jisai pamiršta ir apanka nuo tų visų būsenų iš tikrųjų. Ir tada ateina tas nerimas kažkoks ir dar kitas dalykas, kad būtų pusiausvyrą. Yra diena ir naktis, sunku, lengva. Tai va būtent tam reikalinga pusiausvyrą, šalta, karšta, pliusas, minusas. Tai va tai yra labai svarbu mums savyje išmokti priimti viską. Pavydo jausmas. Geras dalykas, aš jau galėčiau pasakyti. Aš, pavyzdžiui, užpavydėjau, ko nors gražių batų, kaip sakau. Galvoju, gražių batų reikia padirbėti, nusipirkti. Padirbėjau, nusipirkau gražius batus. Tai yra rezultatas. Visos emocijos, visi jausmai mums duoda. Pavyzdžiui, žmogus sako, agresija yra bloga. Tai sakau, jeigu aš eisiu, bet jau mane puls. Tai kaip aš sakysiu, va, imkit mano žandas, vanokit. Kaip dar vienas toksai, kaip anekdotas. Atvažiavo vienuolis į mokyklą, reiškės, ir mokiniam pasakoja. Va, sako, apie Dievą pasakoja, apie gyvenimą, ir taip toliau. Vienas iš jų sako, o tiesa, kad Biblijoje parašyta, kad, reiškės, kai, duoda per vieną žandą, trenkiat su kitą žandą. Sako, tiesa, sako. Tai galima aš jums trenksiu. Tavo pasirinkimas. Priėjo ir tas mokinys trenkė tam vienuoliui. Jisai sako, gerai, atsuksiu kitą žandą, atsuko kitą žandą. Tas mokinys per antrą žandą. Ir paskui vienuolis paėmė ir jį primušė. Ir jisai sako, už ką tu mane primušė, už ką tu čia mane mušė. Taigi tenais Biblijoje parašyta, kad negalima, kad reiškia atsuk kitą žandą. Bet sako, toliau nieko neparašyta. Tai negyvenkit pagal knygas, kaip sakau. Tai tada yra esmė, kad taisyklės mes pratęsim.
Tai vat aš visiems rekomenduoju gyventi kuo daugiau jausme ir tame jausme jausti prasmę. Ir gyventi džiaugsme ir jo dalintis. Tai yra daiktai, tai yra tai, ką mes galime pačiupinėti. Ir aš pasakoju, tik tai naujam žmonėm labai trumpai papasakosiu, kai mes kalbėjom apie automobilį pro mano, ten mano draugo, tai jisai sakė, sako, pas mane yra, aš dabar su tuo ten Mersu, prabangiuojas, viskas, tikrai baidės. Sako, eik tu savo žiūrėjau, aš toks laimingas. Aš sakau, ne, tu nelaimingas. Kaip nelaimingas, taigi važiuoju fainai. Sakau, tu gali tik tai džiaugtis jame. Laimė atneša gyvybę procesą. Sakau, Mersas tau gali atnešti tik tai džiaugsmą. Ir jo sūnui, kaip mano dukrytė panašiai, amžiaus ir sakė. Ir sakau, tu sūnui, sakau, savo kabinį, sakau, nu ką jauti, sakau, aišku, laimė laimingas. Sakau, čia teisingai. Sakau, nes sakau, jisai gyvas, pas jūs mainai energijos. Ir jisai sako, kaip čia tada yra? Nu, sakau, įsivaizduok, sakau, tavo Mersas po 5-6 metų tu norėsi pakeisti naują. Nu jo, išeis naujas modelis, faina ir tau, viskas, okei. Sakau, o sūnų norėsi pakeisti naują po 5 metų? Sakau, dėtukai, sakau, tu ir skiriasi laimės jausmas, nuo džiaugsmo, pasidžiaugiai kitas. O laimė tai yra tai, kad tu matai, ką tu jauti gyvai. Tai sakau, paimk sūnų, žmoną, sėskite į mašiną, važiuokite, tai bus ir džiaugsmas, ir laimė. Tai va tas balansas, harmonija. Faina, kad tu uždirbai, gražu, bet gera, kad tu daliniesi. Tai yra laimė su žmonėmis, kuriuos tu myli. Tai va tai visiems norėčiau to palinkėti, tos harmonijos, to džiaugsmo, tos laimės ir ramybės, dėkingumo ir kuo daugiau skirkite dėmesio savo. Mes išoriniam pasauliu per daug atiduodam iš tikrųjų. Ir tikrai per daug. Ir tikrai galima atrasti per parą valandą savo, ar ne? Nu, taip, jeigu pasižiūrėti. Ir kaip pas mane 3 aštuntukai ant numerio, tai aš galbūt tą pritaikau, bet vis tiek tinka. Tai žiūrėkite, paroj yra 8 valandos, galima būti darbe, ne darbo, 8 valandos miegui ir 8 valandos savo. Tai kur mes tas 8 padedam? Paskaičiuojam. Jo savo valandų neturiu laiko, net pusvalandų pasėdėti su savim, pamedituoti. Tai reiškia, iš to 8 valandų mums kažkiek pasirinkit savo, kurios jūsų. Tai bent jau jeigu nepavyksta, tų 8 valandų pradžiai skirti savo.